kvietimą gavau per Palangos vyriausių trenerių Valdą Trakį. Jis man paskambino, pakalbėjau su Jonavos vyriausių treneriu. Buvo pasiūlymas atvažiuoti, sužaisti kelias draugiškas varžybas, pasižiūrėtų mane ir priėmė sprendimą, kad tikau ir va taip ir atsidūriau pas jūs komandą. Ir kaip lietavo? Ar stebėjai varžybas lygį? Jo, stebėjau, kovinga komanda, draugiška, jaučiasi komandinė dvasia, niekam nenusileidžia ir šaunuoliai vyrai. Bet Jonava, nežinau, malonus, jaukus, nedidelis miestelis. Viskas kol kas super, viskas tenkina. Kaip iš tikrųjų, kokius savo uždavinius keli šioje komandoje, ko norėtum pasiekti ir kaip tu matai čia savo ateitį dabartį? Nežinau, norėčiau įsitvirtinti pagrindiniai sudėti ir su komanda siekti aukščiausių tikslų šiemet. Nežinau, jeigu pavyktų užimti 5. vietą būtų gerai, jeigu 4. būtų nerealu, o kitais metais pamėginti startuoti ir šokti aukštai. Škirtelis patinka, Liverpoolį žaidžia, Slovakas geras, kovingas, po to dar Nemanja Vidičius, serbas. Nu, tai vat, pasižiūrė jų video kartais. Tavo tokia, galima sakyti, idealai. Nu jo. Juos norėtum. Nežinau, gal jie mane lygiuojas.